Jaučiam skaitimą darau trečią kartą, gal trečias kartas nemeluos. Žodžiu, pasižiūrėsim. Pirmą kartą kortas tai buvo labai geros. Dabar žiūrim, kas laukia gruodžio mėnesį. Pelėda. Geras patarimas iš išmintingo asmens. Ir Geivelo, nežinau, ką reiškia, bet aprašymas tai yra įtraukimas į teisinius reikalus. Kas čia dabar? Kažkas turėsite teisinių reikalų ir gali būti, kad bus reikalinga advokato pagalba ir pelėda galimai nurodo į advokatą. Ir ką mes čia turime, kodėl jaučiams matome tokias kortas. Praeitie buvo elgtas neatsakingai ir yra kažkas prarasta, iššvaistyta, prarasta. Ir dabar situacija tokia, kad jūs turite subalansuoti tas kilusias pasekmes ir mokėti tam tikrus pinigus, galbūt kažkam tai yra vaikų išlaikymo mokėjimas, galbūt tiesiog tam tikrų finansinių įsipareigojimų, kitokių mokėjimas, skolos. Taip, patvirtinimas, taip. Žodžiu, visi tie negeri darbeliai išlindo į dienos šviesą ir yra teisinių reikalų, kuriuos reikia susitvarkyti. Bet panašu, kad reikalai yra taip, kaip jūs norėtumėte, kad jie išsispręstų, yra pakabinti. Ir reikia toliau dalyvauti procese, mokėti pinigus, eiti į galbūt į teismo posėdžius. Ir, žodžiu, srėbti prisivirtą sriubą. Žodžiu, situacija yra kitokia, negu kad jūs norėtumėte, kad ji būtų, ar kad jūs planavote, kad ji bus. Tai ką jaučiai turėtų žinoti dėl šitos situacijos, kodėl mes matome tas žinutes. Gruodis, koks bus gruodis. Gruodis stengsitės judėti savo tikslo link, kuris bus nebe toks susijęs, nebus toks susijęs su neatsakingumu, kaip anksčiau elgėtės, ar elgėsi jūsų aplinkoje esantis kažkoks žmogus. Ir tai gali būti nuoroda, kad vyksite į teismą, gali būti teismo posėdis. Nors ir nenorėsite, bet
Jeigu jau esate trukti, tai teks dalyvauti ir turite gyvenimo pradėti iš naujo. Taip, tą savarankiškumą, atsakomybę turite statyti iš naujo. Sprendimas. Paskutinysis teismas. Galbūt tai yra paskutinis teismo posėdis. Ojojoj, jūs patys savo priėmėt nuosprendį, kažkada išduodami ir save, ir kitą. Ojojoj, bokštas. Ojojoj, 10 kalavijų, 3 kalavijai, o Jėzau. Žodžiu, sprendimas nebus jums palankus, gaila, negaliu paguosti, bet negaliu ir meluoti, nes jūs laukiate sprendimo teigiamo, bet reikės stiprybės ir žodžiu, situacija nekokia, negaliu meluoti ir pasakoti to kitaip, negu kad rodo kortos. Teisiniai reikalai, kurie gruodžio mėnesį nevyks jums palankiai, tai užjaučiu, bet kartais taip yra, kad tiesiog visatos dėsniai veikia, jeigu prisidarome dalykų, tai paskui turime juos susitvarkyti kažkaip, tai taip jau yra, visi vienaip ar kitaip šitą dėsnį esam patyrę. Tai, žodžiu, linkiu kaip galima kuo lengvesnio gruodžio mėnesio, kiek tas yra įmanoma. Aišku, labai gaila, kad kaip tik šventinis laikotarpis toks, bet tikiuosi rasite stiprybės, nuotaiką pasikelti ir švenčių šitie dalykai labai smarkiai neapkartins. Nenoriu labiau gilintis į tai ir tiesiog neužsisėdom ties sunkiais dalykais. Linkiu sėkmės ir iki.